Gegužės 5 dieną nuo 20 iki 23 val. Kauno technologijos universiteto studentų miestelį įvyko neeilinis renginys Naktų naktis. Tai mokslinių pranešimų vakaras, kurio metu buvo skaitomos trumpios paskaitėlės įdomomis neeilinėmis temomis. Aš norėjau pasėti abejonę, žmonėms apie visus mitus susijusius su klimato kaita. Ne tai, kad su klimato kaita, bet kaip dabar mums visur skelbiama, kad žmogus gali pakeisti klimatą. Tai aš būtent įrodinėjau štai jaunimui, kad žmogus klimato pakeisti negali. Trumpai parodysim 14 eksperimentų, kad tiek studentai, tiek moksleiviai matytų, kad chemija yra ne tik kažkokios kalbos ir tirpalų pilstymas, buvimas laboratorijoje, bet kad mes kuriame naudingus produktus, kuriuos galime pritaikyti tiek pramonėje, tiek kasdienybėje. Pranešimai buvo pateikti netradiciškai ir suprantamai kiekvienam lankytojui. Viskas aplinkui, kas vyksta, tai yra cheminiai procesai, kaip ir fizikiniai procesai. Mes išryškinsim tuos procesus, kurie mums atrodo yra aktualu ir vyksta visur. Čia visai kitokia tematika, mes tokių tematikų net neskaitom per paskaitas. Per paskaitas mes suteikiam žinias, kad susiformuotų tam tikri profesiniai įgūdžiai. Jau čia tai yra toks, kaip sakant, hobis labiau. Kažkokia praplėsta akiratį, dar kažką. Mes neturim per tokiom paskaitom laiko, per tikras paskaitas. Vakaro metu daugybė pranešėjų dalinosi savo žiniomis, besidomintis technologinėmis naujovėmis galėjo apsilankyti paskaitose apie ultragarsą, aukštąsias technologijas, nanotechnologijas, populiarią elektroniką. Kuo tokia paskaita skiriasi galbūt nuo eilinės, kasdieną dėstytojo dėstomos paskaitos, ar ji yra tokia pati? Paskaitos skiriasi nuo tų, kurios vyksta paskaitų metu, kadangi į šį renginį susirenka ne tik studentai, bet ir kiti žmonės, tai paskaitų formatas yra šiek tiek laisvesnis ir pasakoja galbūt labiau suprantamai visiems žmonėms, kurie neturi tam tikrų pagrindų. Pasiklausyti mokslinių pranešimų panoro ir būsimieji studentai dar besimokantis pradinėje mokykloje. Ką naujo sužinojote? Kad biotechnologija yra biologija sukryžminta su technologija. Labai daug tenais yra paskirstytas rytimis. Šis mokslinių pranešimų vakaras Naktų naktis tai analogiška kasmet Vokietijoje vykstančio renginio Potsdame Albertui Einšteinui atminti, pritraukiančio tūkstančius lankytojų interpretacija.